Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat. Įsitraukiau vėl savo abiejų pusių kortas, vice versa. Ir jum įsirinkt bus labai lengva. Na va taip, traukiu, kad matytųsi, kad tikrai nežinau, ką ištrauksiu. Va čia dar ir laiko užtruks. Oi. Va, ir įsirinkit, jums labai bus lengva įsirinkti, ką mėgstat, jau iš karto matot. Tai va. Žodžiu, ir taip, ir taip. Įsirinkot, kaip jūs... Oi, gražios čia tos kortos, tikrai. Ir čia žiūrint, ir čia yra... Na, mato, tai yra teisingumas. Ir mum jį reiškia taip. Tai yra jum. Na, man irgi šiek tiek. Kad jūs gausit, ko nusipelnę. O tai yra patys geriausi dalykai. Nes jūs esat patys geriausi žmonės. Jūs rūpinatės visais, todėl ir jumis pasirūpins. Jūs mylit visus, todėl ir jūs visi myli. Jūs geri tėvai, todėl jūs myli jūsų vaikai. Jūs geri vaikai, todėl jūs myli jūsų tėvai. Jūs geri mokytojai, todėl myli jūs jūsų mokiniai. Jūs geri mokiniai, todėl jūs myli jūsų mokytojai. Ir taip toliau. Kadangi jūs patys geriausi, jūs patys šauniausi, protingiausi, dosniausi ir visokiausiai puikiausi, tai jum rytoj nutiks patys geriausi dalykai. Jūs būsit ir įvertinti, ir apdovanoti, ir visaip kitaip palepinti, nes jūs to ir nusipelnėt. Jūs tiesiog to nusipelnėt. Ir jūs tai gausit, ir jūs tai pradžiugins. Puiki diena, puiki korta. Na, iš kitos pusės tiesiog matosi, kad tas Temidės sostas yra tvirtas. Va, o čia visos gerybės jum atsiskleidžia. Taip, kaip čia geriau. Na, kuri čia yra geroji pusė, galit patys nustatyti. Bet ir taip žiūrint, ir taip, tai yra kardų tūzas, tai yra jėga, galia, ir tai yra jūsų išminties galia. Jūsų mintis yra tokia galinga, kad jinai jau savaime vos tik tai kilus, tiesiog išskabo visas kliūtis iš jūsų kelio. Visus brūzginus, visas džiunglės, kas tik jum gali trukdyti jūsų tikslus pasiekti, jūsų šitą mintis tiesiog, na viską jum pataiso, viską išlygina. Šitas paukštis atneša jum laimėtojo vainiką. Jau iš karto tai ir matosi. Taip. Na, čia užėjo vienas žmogus į mano kabinetą ir nori man kažką pranešti, bet jis tikiuosi pakenties. Ir dabar aš jums tęsiu. Taip. Tai jūsų visa diena tokia ir bus, kai jūsų mintis galinga, kai jūsų mintis švari ir šviesi, neša jum sėkmę. Aišku, kad jūs tai džiugina, aišku, kad jum tai patinka. Ir ką čia dar be pridurt? Tai trečiasis variantas. Na, irgi. Čia labiausiai sako šitą kortą apie tai, kad jūs vis dar švenčiat.
kad jūs dar ne viską atšventėt, kad jūs dar turit su kuo pasilinksmint, aptart, pasikalbėt. Gal jau jūs eisit į darbą ir atšvesit šventės likučius, gal jūs dar su savo kokiais anūkais suvalgysit pyragą, gal jūs dar po visų švenčių turit putojančio limonado ir dar pasidalinsit su kokiais kaimynais. Šventė dar nepraėjo. Ir apskritai kiekviena diena yra šventė, jeigu taip rimtai pasižiūrėjus. Tai rytoj jūs dar irgi puikiai pašvesit. Na, jau nebus tai tas didelis balius, ta puota, kuri čia galėjo būti buvus anksčiau. Bet šventė tęsiasi. Tai puiku ir tai jūs džiugina. O šitą kortą, matot, jie ir taip du, ir anaip du. Tai sąjunga, kurią laimina angelas. Tai gali būti ta situacija, kad jūs jau radot savo meilę. Greičiau meilė rado jūs. Ieškojo ir rado. Ir jūs dabar laimingi poroje, ir jūs dabar džiaugiatės, ir linksminatės, ir tiesiog kunkuliuoja tas jūsų džiaugsmas nuo jūsų naujos galingos meilės. Bet jeigu jūs jau meilės neieškojot, jeigu jūs jau seniai turit savo antrą pusę ir viskas ten gerai, tai gali būti, kaip atsitinka, tiesiog kažkoks sėkmingas sandoris palaimintas iš aukščiau. Koks nors susitarimas. Gal jūs radot kokį draugą ar draugę, ar bendramintę daryt kokį projektą. O, čia žinokit, ne taip seniai. Gal prieš kurį laiką, bet tikrai neseniai, nes dar visiškai prisimenu, man papasakojo viena moteris, kaip jį ieškojo bendrakeleivės keliauti į kažkokią šalį. Na, yra toksai saitas bendrakeleiviai, ten kažkaip tai susirašo, kas neturi su kuo važiuoti. Ir žodžiu, ir jinai parašė į tą saitą, ir jai atrašė kita moteris, ir jos taip susidraugavo. Jos keliavo prieš porą metų. Jos draugauja iki šiol ir džiaugiasi tą savo draugystę. Jos tarytum būtų seserys, jos juokauja, kad jos greičiausiai buvo praeitam gyvenime dvynės. Na, kažkas panašaus. Tai jum gali taip nutikt. Ir jūs rasit kažkokį sielos bendramintį ar bendramintę, ar kažką tokio, kažkokią sąjungą, kuri bus jum pasiųsta iš aukščiau. Todėl neatstumkit ne vieno rytoj jūs kalbinančio žmogaus. Tai gali būti kaip tik tas asmuo, kuris jums siųstas iš aukščiau, kuris jūs palaikys, kurį jūs galbūt palaikysit su džiaugsmu. Stebėkit, tai turėtų būti įdomu.